Rugpjūčio 5-6 dienomis vyks Kėdainių miesto 644 gimtadienio šventė Vidury Lietuvos, kurio metu kėdainiečiai ir miesto svečiai kviečiami dalyvauti ir antrą kartą rengiamame festivalyje Radviliada. Festivalio atidarimas vyks rugpjūčio 5 dieną, 18 val. Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje, Radvilų dvasia. Ir čia senosios muzikos ansamblis Banketo muzikalė atliks Radvilų laikotarpio, Radvilų dvaro, visų tų dvarų to laikotarpio šokius. Kita vertus, šiemet dvi datos sutampa, tai yra nuo Mikalojaus Kristupo Radvilos našlaitėlio ir visame pasaulyje garsaus anglų poeto Viljamo Šekspyro mirties. Sukanka 400 metų, būtent šiemet. Jie mirė abu 1616 metais. Ir mes štai sugalvojame, kad reikia tiesiog bandyti kažkaip pritraukti vieną prie kito, nors nei vienas, nei kitas tiesiogiai labai su Kėdainiais nėra susiję. Tačiau Šekspyras, tai manau, kad jeigu mes kalbame apie 17 amžių, tai kiekvienas žmogus turi jaustis, kad tai yra susijęs su juo, nes tai yra pasaulinės kultūros, europinės kultūros dalis. Čia ir skambės Šekspyro sonetai. Po to persikelsime į didžiąją rinką ir nuo 20 valandos čia vyks programa Radvilų stalas. Tai skanumynai, vadinasi, vėl bus kažkas kepama, tai bus paršai kepami, tai bus vėl gaminamas kažkoks Radvilų troškinys. Daktaras Rimvydas Laužikas pasakos apie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir kunigaikščių Radvilų kulinariją, jų valgius, ypatybės, ir mus sveikins taip pat pasiuntiniai iš kitų buvusių kunigaikščių Radvilų valdų, tai yra iš Myro pilies pasiuntiniai dalyvaus, jie mus sveikins su savo meninė programa, su savo kostiumais. Na, o 22 val. Vėlgi čia didžiojoje rinkoje pagrindinis šių metų festivalio akcentas, tai vėlgi mūsų kraštiečio, garsaus kompozitoriaus šiuolaikinio Antano Jasenkos muzikinis spektaklis Lizdeikos mitas Radvilų giminės pradžia. Na, o festivalį pratęsime ir užbaigsime rugpjūčio 6 dieną šeštadienį. Tai 12 val. Vėlgi evangelikų reformatų bažnyčioje vyks Raimondos ir Aivo Ragauskų, tai yra Lietuvos edukologinio universiteto profesorių diskusija apie Radvilų našlaičius, tai yra Mikalojų Kristupą Boguslavą, Liudviką Karoliną ir kitus Radvilas ir jų kontekstą ir sąsają su Kėdainiais. O 13 val. Užbaigsime festivalį senosios muzikos pasirodymų. Tai Darius Taminskas ir Alina Rotarus senosios muzikos instrumentais atliks mums koncertinę programą. Ir tuo šių metų Radviliadą baigsime. Režisierius Feliksas Paulauskas kviečia visus, nors trumpam, užsukti į 17 amžiaus Radvilų puotą. Kadangi festivalis nėra labai didelis, tik 5 momentai, teisybė išdėstyti per 2 dienas, turbūt man yra čia beveik viskas svarbu. Gal šiemetinėme išskirčiau žemiečio, kėdainiečio Antano Jasenkos muzikinį spektaklį. Bus, kaip visada, arba kaip ir pereitais metais, Radvilų skanėstai. Puota, kai, taip sakant, nuo Radvilų stalo, Kėdainių stalui, visų miestiečių stalui. Na, o meninė programa, tie kameriniai koncertai, be abejo negalėjom apeiti Šekspyro, sukabinom jį su Radvilomis, nors kažin ar kada jie buvo susitikę. Kėdainietis ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje žinomas kompozitorius Antanas Jasenka pradžiugins muzikos gurmanus muzikiniu spektakliu Lizdeikos mitas – Radvilų giminės pradžia. Kūrinys yra valandos kokį 20 minučių. Dalis, kurios sudaro, yra genčių pagrindų. Žemaičiai, aukštaičiai, suvalkiečiai, dzūkai ir toj muzikoje naudojama jų dermės. Ta muzika atlieka choras Brevis, Gintautas Venislavas dirigentas, orkestras, jo vadovas Robertas Bliškevičius. Ir ta muzika, sakykime, etninė muzika derinasi su ta akusmatinė, klasikinė, su styginiais, su pučiamaisiais.
Ir visą tai skamba sykiu. Tuo pačiu yra skaitovas, kuris pasakoja istoriją to, sakykime, lietuviško žmogaus, lietuvių genties žmogaus. Šiuo atveju truputėlis yra apie Radvilas. Ir kadangi tema tokia yra, sakykime, tas baltiškumas, tai šitoj muzikoje ir šitam tekste tai visą tai atsispindi. Kėdainiai mano yra gimtasis miestas ir aš didžiuojuosi, kad jis turi senamiestį, kad jis turi kultūrą, tradicijas, kad truputėlį atsitraukiama nuo pop kultūros, o gilinamas į iš tikrųjų vertybės. Tai labai džiugina, tai labai svarbu yra patiems kėdainiečiams ir pačiam miestui, o taip pat ir Lietuvai.